Tai šiandien aptarsime vieną dažniausių temų, tai yra santuokos nutraukimas. Ką būtina žinoti, kokios yra sąlygos ir ką turi sutuoktiniai susitarti ar ką nuspręs teismas. Nutraukiant santuoką svarbu vienas dalykas – susitarimas. Arba jis yra, arba jo nėra. Nuo to skiriasi procesai. Nutraukiant santuoką bendru sutarimu, sutuoktiniai tiesiog turi susitarti, kokiomis sąlygomis jie išsiskiria. Jeigu to sutarimo nėra, dėja jų ginčą spręs tik teismas. Koks pagrindinis yra skirtumas? Nutraukiant santuoką bendru sutarimu, šis būdas yra gerokai greitesnis ir gerokai pigesnis. Žmonėms nereikia mokėti žyminio mokesčio kreipiantis į teismą, kas yra tikrai labai aktualu, jeigu sutuoktiniai turi turto, nes žyminis mokestis mokamas nuo turto vertės. Taip pat labai skirtumas didelis, kad žmonėms reikia tik pasirašyti dokumentus bendru sutarimu, o jau teisininkas ar advokatas juos perduoda teismui. Ir teismas išskiria per 30 dienų. Pagal įstatymą, bet būna visai. Nutraukiant santuoką bendru sutarimu, iš tikrųjų reikia pateikti labai nedaug. Tai pagrindiniai dokumentai yra asmens dokumentai ir santuokos liudijimas. Jeigu sutuoktiniai turi vaikų, tai žinoma ir vaikų gimimo liudijimas. Kitus dokumentus už jūs surenka advokatas ar teisininkas, į kurį kreipiatės dėl santuokos nutraukimo. Žinoma, reikia pateikti visus išrašus iš registros, iš nekilnojamo turto registro, juridinių asmenų registro, jeigu tokio turto turite. Nes būtent nutraukiant santuoką bendru sutarimu, reikės aptarti visus šiuos klausimus. Taip pat labai svarbu žinoti ir tikrai šiais laikais yra aktualu, kad santuokos nutraukimas bendru sutarimu galimas nuotoliniu būdu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad būtent advokatas jums atsiunčia dokumentus elektroniniu paštu, jūs juos pasirašote ir atsiunčiate atgal. Jums nereikia dalyvauti teismo posėdžiuose, jums nereikia vykti pas notarą, viskas vyksta nuotoliniu būdu. Taip pat ir teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo gausite elektroniniu paštu. Nutraukiant santuoką bendru sutarimu, būtina susitarti dėl tam tikrų sąlygų. Tai būtinai dėl vaikų. Jeigu, aišku, turite vaikų, tai vaikų išlaikymo klausimas, kokio dydžio išlaikymą mokės vienas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvens atskirai. Reikia numatyti būtinai vaiko nuolatinę gyvenamą vietą su vienu iš tėvų ir, jeigu reikalinga, bendravimo tvarka. Kita sąlyga, kurią reikia aptarti, tai turto pasidalinimas. Būtina atsižvelgti į visą jūsų santuokos metu įgytą turtą. Tai gali būti žemės sklypai, butai, namai, dirbtuvės, garažai ir visas kitas nekilnojamas turtas. Taip pat nepamirškite, jeigu esate įsteigę įmonę ar mažąją bendriją, šiuos juridinius asmenis taip pat būtina pasidalinti. Kita sąlyga, kurią būtina aptarti, tai yra skolos, paskolos ir kiti kreditoriniai įsipareigojimai. Jeigu santuokos metu turite lizingą, būsto paskolą ar kitokią piniginę paskolą, ją būtina apsitarti, kas vykdys šiuos įsipareigojimus po santuokos nutraukimo. Kita sąlyga, kurią būtina numatyti dokumentuose, tai yra banko sąskaitos ir juose esančius pinigus ar santaupas. Tai šį turtą irgi reikia pasidalinti. Dažniausiai būna taip, kad pasidalina žmonės tokiu būdu, kieno vardu atidaryta banko sąskaita, ar indėlis, ar kaupiamasis gyvybės draudimas ir kitokio pobūdžio sąskaitos, jos ir lieka to vardu, kieno yra atidaryta ta sąskaita. Tai kaip ir minėjau, norint nutraukti santuoką bendru sutarimu, būtina susitarti dėl visų esminių sąlygų. Tačiau būna taip, kad sutuoktiniai nesusitarė bent dėl vienos sąlygos. Ką tokiu atveju reikėtų daryti? Dėja, bet tokį ginčą turėtų spręsti jau teismas. Bet prieš kreipiantis į teismą būtina pasinaudoti privalomą mediaciją. Mediatorius yra tas asmuo, kuris padeda sutuoktiniams susitarti dėl esminių sąlygų ir galbūt vis dėlto žmonės suranda tą kompromisinį variantą ir jiems pavyksta susitarti ir nutraukti santuoką bendru sutarimu. Jeigu taip nutinka, kad vis dėlto ir mediacijoje nėra to susitarimo, tuomet jau mediatorius išduoda pažymą ir tai yra kaip leidimas kreiptis į teismą kiekvienam su savo savarankiškais reikalavimais nutraukiant santuoką. Nutraukiant santuoką būtina pasidalinti visą turtą. Labai dažna situacija, kai sutuoktiniai turi vieną nekilnojamo turto objektą, pavyzdžiui, butą arba namą. Kaip jį pasidalinti? Žinoma, pagrindinė taisyklė yra tokia, kad turtą daliname per pusę, nes
turtas priklauso lygiomis dalimis. Žinoma, nutraukiant santuoką nėra patogu turėti turtą po 1/2 dalį, todėl galimi keli variantai. Turtą galite parduoti ir pasidalinti pinigus per pusę. Turtą galima palikti vienam sutuoktiniui, tačiau kitas privalo gauti atitinkamą piniginę kompensaciją. Arba jeigu turite kelis nekilnojamo turto objektus, galima juos pasidalinti kiekvienam po vieną. Nutraukiant santuoką būtina aptarti vaiko išlaikymo dydį. Labai dažnas klausimas, kurio sulaukiu. Iš tikrųjų, įstatymas nenumato minimalios ar maksimalios ribos, kokia to suma yra tinkama. Tačiau teismų praktika orientuojasi į minimalų mėnesinį atlyginimą. Jis, kaip žinia, nuo 26 metų didėjo kaip ir vaiko pinigai, tai yra valstybės mokama išmoka. Vaiko išlaikymo dydis tai yra pusė minimalios algos, tai šiai dienai sudarytų 423 eurai. Teismų praktikoje laikoma taip, kad būtent vaiką išlaikyti per mėnesį reikalinga suma yra visas minimalus atlyginimas ir jį turi mokėti lygiomis dalimis tiek mama, tiek tėtis. Į vaiko išlaikymo dydį kartais galima įskaičiuoti ir valstybės mokamą išmoką vadinamus vaiko pinigus. Šiai dienai tai yra 129,50 eurai. Toms šeimoms, kurios susiduria su finansiniais saugumais arba yra bedarbiai arba kurie gauna minimalų atlyginimą, ši suma yra įskaičiuojama į vaiko išlaikymo sumą. Tuomet galime skaičiuoti kitaip jau išlaikymo sumą reikalingą mėnesiui vaikui išlaikyti. Tai yra iš minimalios mėnesinės algos atimam būtent tuos valstybės skiriamus pinigus ir tada jau gautą sumą daliname iš 2. Ir tai gauname vaikui reikalingą mėnesinį išlaikymą. Iš tikrųjų, kiekvienas šeimos atvejis yra labai skirtingas ir vaiko poreikius būtina įrodinėti. Todėl konkrečios sumos nei įstatymas nenumato, nei joks teisininkas jums konkrečiai neatsakys. Svarbu žinoti, kad nutraukiant santuoką negalima nenumatyti išlaikymo vaikui. Tai yra privaloma sąlyga ir be šios sąlygos susitarimo teismas tiesiog santuokos nenutrauks. Išlaikymo suma turi būti numatyta konkrečia suma. Šiuo metu labai populiarus yra principas 50/50. Tikriausiai teko girdėti. Iš tikrųjų, žmonės kartais painioja šitą dalyką ir tai yra aktualu tiems, kas nori vaiko auklėjime dalyvauti lygiomis dalimis. 50/50 dažniausiai pasireiškia tuo, kad vaikas gyvena vieną savaitę pas mamą, kitą savaitę pas tėvą. Šis principas būtent reiškia tai, kad yra nustatoma konkreti bendravimo tvarka. Kaip ir minėjau, tai gali būti po savaitę, tai gali būti po 2 savaitės arba keistis kas mėnesį. Tačiau tai yra būtent bendravimo tvarka. Esant tokiai bendravimo tvarkai, vis tiek yra privaloma numatyti ir vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą ir taip pat išlaikymo dydį. Žinoma, jis jau nėra toksai, kaip buvo aptarta, kad minimali mėnesinė alga, tačiau kažkokia bazė privalo būti. Tai gali būti ir 50 eurų, ir 100 eurų, tačiau privaloma yra numatyti išlaikymo dydį ir, kaip minėjau, vis tiek nustatyti gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad sutuoktiniai dažnai painioja jų asmeninį turtą, tai yra santuokos metu įgytą turtą ir įmonės turtą. Jeigu sutuoktiniai turi įmonę, ar tai mažoji bendrija, ar uždaroji akcinė bendrovė, ir būtent ta įmonė turi kelis automobilius, ar kokį garažą, ar kūrybinės dirbtuves, to turto santuokos nutraukimo metu nėra galimybės dalinti. Tai yra juridinio asmens turtas, o sutuoktiniai gali pasidalinti tik patį juridinį asmenį, tai yra akcijas arba įnašus. Santuokos metu būna sutuoktiniai kartu, būna po vieną, prisiima paskolų. Tai yra arba lizinguojami automobiliai, būsto paskola. Tai visi šitie kreditoriniai įsipareigojimai prisimti santuokos metu yra solidarūs. Jeigu vienas iš sutuoktinių pageidauja perimti kreditorinį įsipareigojimą savo asmeniškai, yra privaloma gauti būtent to kreditoriaus sutikimą. Nes, kaip minėjau, visos santuokos metu prisimtos paskolos yra solidarios. Jeigu norite modifikuoti prievolę, tai privaloma gauti kreditoriaus sutikimą. Nutraukiant santuoką, taip pat viena iš sąlygų, kurią būtina aptarti, tai yra pavardė. Kokią pavardę sutuoktinė nori pasilikti nutraukiant santuoką. Ir kartais sulaukiu tokių klausimų, ypač iš vyrų, kurie klausia, ar aš galiu uždrausti sutuoktiniai po santuokos nutraukimo pasilikti mano pavardę.
Atsakymas būtų toks, kad jeigu jūs turite bendrų vaikų, tai uždrausti negalite, bet jeigu vaikų neturite, įstatymas numato, kad sutuoktinis gali prieštarauti, kad sutuoktinė po santuokos nutraukimo turėtų jo pavardę. Jeigu šiuo metu svarstote apie skyrybas, apie santuokos nutraukimą, jeigu manote, kad kažkuriuo klausimu nesutarėte su sutuoktiniu, mielai kviečiu jūs į konsultaciją ir išsiaiškinti būtent jums aktualius klausimus, būtent santuokos nutraukimo kelyje.